Praėjusią savaitę traukiniu keliavome į Trakus, o šiandien pasakojame apie išvyką į Šiaulius. Dažnai ieškome įmantrių kelionių ir norime aplankyti tolimus kraštus, tačiau net nepagalvojame, kad įdomios veiklos galime rasti visai čia pat. Sulaukia gražaus pavasariško oro pagaliau. Su vaikais namuose sėdėti jau nusibodo. Ir nutarėm išvažiuoti į Šiaulius. Patys kažkada dar mokyklos laikais tekdavo čia atvažiuoti. Retai, bet turbūt metų kokių 20 mes čia nebūdavo. Atgal, taip. Ir nutarėm tiem vaikam parodyti tuo miestą Šiaulius. Vilniuje gyvenanti šeimyna sako dažnai savaitgaliais pabėganti iš miesto, ypač kai vaikus norisi atitraukti nuo kompiuterių. Kad kelionė būtų įdomesnė, kartais pasirenkamas netradicinis transportas. Čia turbūt tėtis labiausiai džiaugiasi važinėdamas traukiniais, kadangi jis gali savo ramiai pamiegoti, nereikia nei vairuoti, nei pergyventi, sėdėti susispaudus kaip sulkutės. Čia vaikai galėjo padūkti. Jo, vaikam irgi, man atrodo, erdvės daugiau. Iš vakaro nusipirkę bilietus elektroniniu būdu, tėvai ir vaikai galėjo būti ramūs dėl vietų. Iš Šiaulių šį kartą riedėjo nedidelis 2 vagonų traukinys, nutvėkstas pavasario saulės ir skambantis nuo žaidžiančių vaikų balsų. Nu, atvykus reikėjo nuspręsti, kągi vertėtų aplankyti šiame mieste. Aišku, galim būtų aplankyti ir Saulės laikrodį, tada muziejų yra, ne čia? Geležinkelio yra muziejus. Geležinkelio muziejus ir aišku, kas svarbiausia. Bet mes pirmiausia važiuosim į šokolado fabriką. Rūto šokolado fabrikas vienas seniausių saldainių gamybos cechų Lietuvoje. Čia esančiame muziejuje galima išgirsti šokolado atsiradimo istoriją, daugiau sužinoti apie jo rūšis ir gaminimo būdus. Tai yra seniausio saldainių fabriko Lietuvoje, vienas iš seniausių pastatų likęs ir jame įrengtas yra dabar muziejus, o čia anksčiau, kur mes stovim, buvo gaminami saldainiai, o čia, kur stovim, buvo gaminama šokoladas ir saldainiai. Šiandien vaikų mėgstami saldainiai gerokai skiriasi nuo pirmųjų šokolado porcijų. Anuomet jis vartotas skystų pavidalu ir buvo labai kartus. Vis dėlto net ir šiandieniai blizgančiuose popierėliuose įvynioti šokoladiniai saldainiai gaminami iš tų pačių kavos pupelių, kaip ir anksčiau. Pažiūrėkit, kaip atrodo pačios kakavos pupelės, paliekit tikros. Perėję sales, kuriuose pavaizduoti šokolado gyvavimo etapai nuo indėnų iki šiandienos, vaikai pagaliau sulaukė trokštamiausios dalies ir buvo pakviesti patys gaminti saldainius. Specialiuose šokolado dirbtuvėse šeimynos jau laukė paruoštos priemonės delikatesams daryti. Kągi, saldainiai išragauti, galvos apsvaigusios nuo saldumo, atėjo metas judėti tolyn. Man labiausiai patiko šokoladų muziejai, tai kad jie turėjo 2. ar 3. aukšte, kad ten pilną šokoladą galima valgyti. Man patiko labiausiai eiti daryti saldainius. Taip. Ir ten galėsi bet kokį nors padaryti, bet nors pavyzdžiui 1 ar kitą ar 3. Nuo po saldžių akimirkų šeima nusprendė aplankyti Šiaulių geležinkelių muziejų. Jame saugomi senųjų geležinkelių įrengimai, pasakojami istoriniai faktai apie traukinių plėtrą Lietuvoje, siūloma išbandyti skambutį senoviniu telefonu. Geležinkelių muziejuje vaikai nuo mažens mokomi elgtis saugiai, bet tuo turėtų rūpintis ir patys tėveliai, nes visi eismo įvykiai geležinkeliuose ir prie jų įvyksta dėl vaikų ir suaugusiųjų neatsargumo ar tiesiog nežinojimo. Svarbu vaikus mokyti, kad geležinkeliai ne žaidimo aikštelė, o pavojinga vieta. Čia draudžiama žaisti judriuosius žaidimus, blaškyti geležinkelio darbuotojų ar aplinkinių žmonių dėmesį. Vaikams įdomiausia dalis – lauko ekspozicija. Mat čia galima ir patiems minutę kitą tapti garvežio vairuotojais. Nuo aplankyti geležinkelio muziejų ir sužinoti daugiau galima ne tik Šiauliuose, bet ir Vilniuje. O po visų pramogų stotyje jau laukia traukinys. Erdvus, didelis, patogus. Įsitaisę šeimos nariai susirado veiklos, nusiteikė kelionį ir papasakojo savo dienos įspūdžius. Visų pirma, smagu tai, kad nepavedė oras. Visą dieną buvo saulutė švietė, buvo gražu, smagu. Kas labai džiugina, nei vieno žodžio vaikai nepasakė, kad mums nuobodu ar norim kompiuterio, ar ten duokite tėveliai telefoną. Ne? Iš tikrųjų, diena papuolė gana įdomi ir iš tikrųjų... Saldi. Jo, aš irgi patinė Vilnietė, iš Marijampolės rajono, kur Vilkaviškis. Tai tekdavo iš tikrųjų keliauti tiek ir su tėčiu savaitgaliais, o po to jau kaip augo, net ir pati atvažiuodavau iki močiutės.
Taip kad iš vaikystės labai geri prisiminimai ir dabar netgi tarsi sugrįžti į vaikystę šią dieną trumpam, kartu net su savo vaikais. Tikrai smagu. Į Vilnių grįžome jau sutemus, bet visi pritarė, kad diena prabėgo prasmingai. Tad linkime ir jums smagiai praleisti laiką su mažaisiais ir per atostogas patirti puikių įspūdžių keliaujant traukiniais.